Sveiki! Vieną darysiu vlogą apie save. Čia bus mano pirmas, kaip man atrodo, ir vlogas. Na ir dabar sugalvojau padaryti vlogą vieną ir pažiūrėti, kaip man seksis. Tai dabar bus padarysiu kokių 20 faktų apie mane. Arba prisistatysiu save. Kažkaip bandysiu. Mano yra vardas Sandra. Man yra 15 metų. Aš jau 5 metus gyvenu Norvegijai. Kaip irgi prie emigrantų kartu dabar. Lietuvoje esu iš Kaišiadorių. Jeigu kas nežinot, kur yra Kaišiadoris, pagūglinkit. Mano mėgstamiausia spalva yra mėlyna, kaip čia matot, ir elektrinė, tokia kaip nagų spalva. Mano mėgstamiausia muzika kaip yra dubstep, house music, progressive house. Kada nors pop patinka, bet retai man patinka žaisti žaidimus, prasme kaip GTA, Counter-Strike, Call of Duty, Need for Speed, I don't know, what the fuck. Karočiui, patinka žaisti žaidimus. Kartais tik nesaubekus, ir kartais patinka saubekai, kartais ne, bet tarkim, tu įsivaizduok vaikštai ir pyst kažkas tau tiesiai į veidą. Tai va, ir kas nežinojat, esu bro. Tam, kam reikia, tam, kam to reikia, tai šitas dalykas, žinot, ką tai reiškia. Esu tokia mergina, kuri nebijo beveik nieko. Nebijau nei vorų, nei gyvačių, sliekų. Tiesiog nieko nebijau, beveik tokia esu. I don't know. Buvau maža, tada atsinešiau, žiūrėk, mama sliekas, to mama spiega, aš tokia. Turiu vieną brolį. Jo, galiu parodyti nuotrauką. 1, 2, 3. Jam yra 10 metų. Jis eina į 5 klasę kaip ir čia. Esu nei moksliukė, nei ką. Gaunasi Lietuvoje kaip ir 8,2. Mėgstu žiauriai šokoladą. Ir mėgstu žiauriai pliušinius meškiukus. Mano mėgstamiausias valgis yra cepelinai, kebabai. Lietuvoje kebabai skaniausi. O čia kai nusipirkau ten už 100 kronų, nežinau, gal ten 40 litus mokėjau už tokį kebabą. Karočiui, kažkoks, normalus. Ir visas tas išbyrėjo. Neragaukit kebabų Norvegijai. Man nepatinka Lietuva. Mama aną savaitę buvom Lietuvoje. Tiesiog mes abi išvažiavom. Ir tiesiog važiuojame autostradai. Toks mažiukas tarpas yra. Žinai, atrodo, kad tik vienai mašinai važiuoja. Pys toks golfas užkišo. Einamės per perėją, ten jie sustojo, žinai, važiuoja tai, kad daug žmonių. Mes, žinai, ten paskutinį stasėjom. Čia tas rėkia, eikit jūs. Nežinau, ką sakyt. Nepatinka Lietuva. Nepatinka man ligoninės. Myliu mažus vaikus. Jie man žiūri tokie faini, mieli. Ir bet nepatinka, kaip kartais tik tai veri. Žinau, ar pastebėt, nes mano tokia yra dantis tiesus. Esu turėjus plokštelę. Pagūglinkit. Ir paskutinis faktas, kad turiu 3 geriausias draugės. Keli per internetą. Tai va, man išjungia kamerą, sorry, dabar keliu čia tą pirmą. Na ir dėsiu savo Asko linką apačioje, jeigu kas nors norite paklausti. What the fuck? Linką apačioje, jeigu norėtumėt ką nors paklausti arba susisiekti su manim. Galėčiau įdėti Instagramą, jeigu norėtumėt mane pafollowinti. Aš gal pafollowinsiu atgal. Who knows? Su jumis buvo Sandra ir ate.